Pavadinau savo, mano žmonos vardą, žinai koks? Saša. Saša? Aha, žinai, kaip pavadinau savo dukrą. Saša. Žinai, dėl ko? Kodėl? Nes kaip pasakau, Saša, nešk alaus, man atnešu abi. Labie! Taigi sveiki atvykę į pirmąją laidos pasiskolinam seriją. Šių serijų idėjas yra visiškai pavogtas, tiksliau pasiskolintas iš kitų didesnių youtuberių, bet koks jiems skirtumas, jie vis tiek šitų video nepamatys. Šiandien mes Tomu išbandysim daug skirtingų skysčių, tokių kaip pienas, vanduo, agurkėlių sultis, uogienė, apelsinų sultis, alus, nealkoholinis alus. Miau, sriubos sultinys, kava, kola, ištirpę ledai, gira, aliejus, muilas, o pabaigoje laukia visiškai neplanuotas gėrimas. Iškart noriu jūs perspėt, bus žiauriai šlykštu. O dabar gero žiūrėjimo. Sveiki atvykę į pasiskolinam pirmąjį epizodą. Šiandien mes išsiaiškinsim, koks skystis yra geriausias su dribsniais. Tomai, visi valgo... Ne visi Afrikoje ten su... Visi valgo dribsnius su pienu, šiaip normalų žmonės, ne? Taip, su kuo dar žmonės gali jos valgyti? Aš nesu matęs žmogus, kuris ten su kažkuo kitu jas valgytų. Realiai jo. Bet O realiai... ką daryti tiem, kurie laktozės netoleruoja? Va tiek pieno. Aha. Aš tai realiai būčiau, nežinau, man pirma pienas, po to dribsnis. Ai, taip. Tai nenormalus, tai esi nenormalus. Tai pirmą pradėsim nuo pieno. Ai, va, netgi tu pasakai, pirmą nuo pieno pradėsim. Viskas. Tai čia yra normalių žmonių, čia yra normalių žmonių maistas. Ką tu vadini normalius žmonės? Na, žmonės, kurie atsikelia rytais ir jie tiesiog sako, aš šiandien pasirinksiu. Šiandien aš noriu pusryčių. Ir koks geriausias pusrytis, jeigu nesausas. Jis grinai šlapės gus. Dink. Jie be skonio. Man taip jie patinka. Bet jie skanų šiaip. Pienas. Tai kiek tu duodi pienui? Na, jisai yra tradicija. Jisai Jo. tradicija, bet man jinai pasenusi tradicija. Duočiau 8. 8? Ne, solidus 8. Aš duočiau 9 gal. Aha, šitą. Jinai pasenus, šiaip jinai, man būtų 10, nes aš su nieko daugiau nesu bandęs, tik su jogurtu, pavyzdžiui. Pasenus tradicija, tai ne 10, bet 9. Teisingai, nes pienas yra karvės papas. Aš nemeluosiu, čia graužiai atrodo. Čia labai... Jo, čia jau yra, žinot, viduramžiais, pavyzdžiui. Čia yra, žinot. Su vandeniu paragaukim, ne? Nes žiūrėk, praeitas buvo plytų skonio, sienos skonio. Taip. Tai kas čia bus? Kas čia galėtų būti? Čia nebūtų kažkas blogo, aš manau, čia nėra toks... Šiaip ko aš tikėjau, aš esu tuščia. Čia žinai, galiu valgyti nieko. Čia valgai. Aš taip šieno skonį įsivaizduoju. Ką daugiau pasakyti apie nieką? Jo. Čia realiai yra tiesiog patyčios. Žinot, kai jūs pavalgot, jūs dažniausiai norit gerti kažko ir jūs turit gėrimą pasidėti. Čia yra viename viskas. 6 iš 10. 6? Tu tiek daug nori šitam duoti? Tu patikėk, Tomai, bus blogiau. 6 dar yra pakankamai blogas. Kiek tu duodi? 4. Manau, mes į neigiamą skalę skaičių nueisim. Toliau mes turim apelsinų sultis. Čia irgi beveik tas pats. Tiesiog prie maisto turit sultis, kas irgi yra sveika, vitaminas C. Tik nežinau, kaip su skoniu bus. Esmė, amerikonai labai dažnai prie savo pusryčių deda apelsinų sultis. O mes dabar sumaišom abu. Kad mes sutaupytumėm laiko prieš mokyklą. Taip, va čia yra rytinis patiekalas, sveikas, jeigu jums trūksta vitamino C, kad neprasidėtų skorbutas. Šitą naudokit. Kas? Aš nežinau, kas tas yra. Kai vitamino C trūksta. Ir žinai, kaip keliavo, man rodo, Vasko da Gamas, buvo kelionė. Ir jisai keliavo ieškoti Indijos, jūrų kelio iki Indijos. Jo įgula susirgo skorbutu ir išmirė. Arba Magellano. Ir aš nežinau. Už skorbutą. Už skorbutą. Nebenoriu ant pakasnio. Aš geriau sirgčiau skorbutą. Bema, taip daužia, kai išgėriau po tą galą, bet tu valgiau ne. Na tai aš žinau, kad bus blogiau. Bet čia buvo blogiau už vandenį, aš vandenį daviau 6. Dabar aš gailiuos, aš vandenį būčiau davęs 7 gal. Na tikrai geriau už vandenį, aš tiesiog taip pasakysiu. Duočiau solidu 5. 5 norbutai iš 5.
Kodėl tu man visą laiką daugiau dedi? Gerai. Miau. Kaip baltų lietuvis yra pasakęs. Šiaip čia pienas su skoniu. Aš manau, kad čia bus iš tikrųjų geras šiaip. Nes čia ir skonis, ir nebus sienos skonio, ir šiaip pienas. Bet čia fembojų. Gal aš šlikštų žiauriai. Žiauriai šlikštų iš čia. Eik tu, va. Gal rimtai šokoladinį reikia imti. Aš supratau, kiek aš nemėgstu braškę, nenau. Toliau mes turim Coca-Cola, kuri mūsų neremia, bet galėtų. O ne, putoja. Tai nespaus. Gerai, taigi. Jis bėga. Bet šiaip realiai šitas estetiškai Jo. labiausiai patraukliausias. Iš tikrųjų gerai atrodo, žiūrėk. Tiek daug viską sugebė pridėti. Dai paragaujam, Tomai. Aš manau, čia bus tragiška. Ir man patinka, kad kas kart, kai pajudini šitos cornflake'us, kola putoja. Jo, bet man atrodo, čia nėra sveika. Aš nemalausiu, nėra tai blogai. Nėra tai blogai, bet man atrodo, numuša kola visą skonį. Reikia dar kažko putojančio. Nesėdam, mes turim ką putojančio. Mes turim giros, smetoniškos, tikros labai geros giros. Šiaip išvaizda kolos, tiesiog šviesesnė ir man atrodo, kad bus skanu. Irgi. Aš manau, kad bus, žinai, aš manau, kad bus gal net geriau už kolą. Mes kolos neįvertinam. O, blemba. Mes visą pagrindą video pamiršom. Gerai, tai dabar įvertinam Meo tada. Jo. Tai pargavim, žinai. Ne. Meo buvo tragiška ir aš duodu Meo 4. Čia yra blogiau už viską, šiaip ką mes bandėm. Man sūdis buvo skaniau net. Aš duodu 5. Man kola visai skanu buvo. Aš gal duosiu kolai 7. Toks geras buvo šiaip. Aš manau 6 duodu. Gerai. Ir dabar girai. Man labai patinka, kai mes nusipirkom beskonius ir todėl sunku įvertinti. Jo, šiaip. Jo, nes aš kol kas tik girą jaučiu. Gerai, čia buvo blogiau už kolą, aš tikėjausi, kad bus geriau. Jo, čia žymiai blogiau, aš duodu šitam 4. Žinai, ką aš irgi duodu 4. Ir mes... Mes turim kažką panašaus, toliau tai yra Kalnapilio nealkoholinis alus. Čia buvo Tomo prašymas, jisai labai norėjo. Ką? Tomas prašė alkoholinio. Tiesa, bet nepasėjome savo dokumentų. Tu taip šitą laukia, žinau. Aš žinau, kad šitą aš net daugiau pyliau. Ar apneš? Mano hipotezė? Kad apneš. Ne, kad neapneš. Kad bus baisiai blogai. Kaip apneš? Ne, Tomai. Senė, daužo! Eik tu savo kaip skanu. Senė, negaliu atsistoti. Žiūrėk, stebėk šviesą ir mirksėk ją. Man taip noras yra apsivilkti vandamkį ir pradėti mušti. Kur mano rakteliai mašinos? Boba! Šiaip jeigu rimtai, čia buvo didžiausias gaidys, kai aš suvalgęs. Kiek tu duodi? Saša! Nėra nieko namie daugiau. Nėra. Pavadinau savo, mano žmonos vardą, žinai koks? Saša. Saša? Aha, žinai, kaip pavadinau savo dukrą. Saša. Žinai, dėl ko? Kodėl? Nes kaip pasakau, Saša neška laus, man atnešu abi. Lodė! Apgavau. Neduosiu aš to nieko. Gaidį. Gerai, tai prieš pradant šitą mes įvertinam alų. Alus, be... Ne, šį tragišką buvo, aš nemeluosiu. Aš duodu alui 3. Bet taip gerai suėjo, ta prasme... Ten 0 laipsnių. Ne, ten 3, tiesiog ten tragedija, ten 3 buvo. Ten 3 buvo. Toliau judam prie kažko, kas manau bus visai gerai. Ne, aš manau, kad čia visai gerai bus. Tai yra ledai, aš nežinau, kaip mes taip sumastėm, kad gera idėja būtų ledus. Aš nežinau, kurias dėdės reiks išmesti turbūt. Bet čia, žinai, dar čia tie gerieji, kur su saldainiukais. Su saldainiukais, jo, tai. Nori vaflio? Vaflio. Mane patinka, kad jie sušilė tokia. Man visai sueina. Tau sueina? Man sueina, toks kaip desertukas būtų. Ne, šiaip iš pradžių man nepatiko, bet dabar čia buvo skanu. Jo, va būtent, va. Aš manau, kad čia man buvo skaniau už vandenį. Bet neskaniau už pieną, tai aš duodu 8. Man čia buvo... Man čia skanu buvo. Man čia žiauriai skanu, man čia kaip desertas. Jo. Jo, aš visai pasiūlyčiau žmonėm tai daryti. Todėl aš duodu 9. Toliau mes turim padėlėm, kurio parašyta su nuostabia kava gimsta nuostabios idėjos. O tai reiškia, kad viduje yra kava. O dabar, kadangi mes turėjom tokį
desertuką, tai visą laiką natūralu po pyragėlę užsigert kava. Aš manau, kad čia bus blogai. Aš manau, kad čia bus geras pratęsimas. Geras pratęsimas, gerai, paragaujam. Skanaus. Skanus. Jie iškart suminkštėjo. Jie iškart Jie iškart, tipo, mes tik įpylėm ir jie iškart minkšti padaro. Žinai, čia kažkoks toks atrodo delikatesas, kurį rastum Italijoje. Skersgatvė. Naktį. Bet dar ne indelėse, o iš kažkokio čiuvelio su ilgu paltu kišenį. Ne. Kur jie, tipo, apsimeta, kad didžiam kubilė košę verda, bet tiesiog tie subsipusiničiai ir kava didžiulė. Ir jie su samčiu įpilo tokį valgyklai. Čia buvo tragiška, iš tikrųjų. Čia irgi kokie 4. Ja. Man. Nes ir kartu, ir šiaip tiesiog iškart ištirpo, tiesiog viskas blogai, nieko šitą nedarykit, tiesiog atskirai kavos išgerkit. Aš duodu 5. Jo, čianai... čia yra uogienė, nežinau kokių uogų. Raudonų uogų, serbentai gali būti. Be konservantų. Gali būti serbentų, braškė negali būti, nes braškė nėra uoga. Čia tiršta, čia... Ko tu keisi iš uogienės? Jo. Skystos? O, kaip stipru. O diegi, čia blogai. Oi, čia buvo blogiau už kavą. Čia buvo blogiau už kavą, turbūt. Ten visi vaikai dabar komentaruose. O čia nieko, aš kiekvieną rytą valgau uogienę su drėpsniais, o čia turėtų būti skanu. Čia yra... Tu tėvą neturi. Aš kavai daviau 4. Čia man buvo blogiau. Aš daviau 3. Aš 2. Tu esi per vieną, arba aukščiau, arba žemiau. Ei, aš spjaudaus faktais, tu bandai čia pagerinti situaciją. Davai, Žydrūnas Savickas. Jeigu dar nesupratot, mes dabar ragausim agurkėlius. Su agurkėliu, ne agurkėlius ragausim. Mes uspaskikas. O tie, čia tragiška. Ne? Kaip skanu. Žinai, man atrodo, čia seniau valgydavo mūsų protėviai taip dripsnis. Žinai, ir jie dar turėjo tokį paprotį. Vienas kąsnis šito ir tada iš karto agurkėlį. O gal ne, gal su degtinė. Aš nekramtysiu šitą šūdą. Aš nekramtysiu šitą šūdą. Gal reikia, žinai, užsikąsti. Tai davai dar vieną šauk. Davai. Čia žiauriai blogai. Čia žiauriai blogai yra. Aš nevalgysiu, aš negaliu. Vienas. Čia yra vienas nuo mano pusės, aš negaliu valgyti. Mano kumščiai neatsidaro. Aš supykęs. Žiauriai blogai. Man reikia pakvepuoti. Ar tu ką tik išspjovai? Jo. Sveiki. Dabar mes turim dar vieną padelį, kur iškart nieko nėra parašyta, nes jame yra sultinys, kurį mes naudojam, kai valgom bomžpakis. Buljonas labiau. Buljonas, jo. Tai realiai čia mes sriubą ir valgysim. Mes sriubą ir valgysim. Dėl mūsų saugumo ir jūsų namuose mes pasiėmėm dar šiukšliadėžę. Taip. Dėl viso ko. Nes čia visko gali būti. Nes Gustas, pavyzdžiui, praeito jisai net laikė. Jo, tai aš bijau, kas bus su kitais, kurie laukia, nes eina vis blogyn. Traukinys važiuoja vis greičiau į sieną. Niekas taip gyvenime nėra sakęs. Čipsai. Čia grinai čipsai. Mes atradom čipsus skanių. What? Sveikesnė versija. Tipo tikrai nesuvirškins ir nedarykit to, nevalgykit to namie, bet skanu šiaip. Mums tikrai paleis vidurius, bet eksperimentą padarom ir išsiaiškinom, niekada gyvenime nebūčiau žinojęs. Paėtų savo, aš realiai dar šitą dar pavalgyčiau. Aš irgi valgyčiau. Jo, iki kol aišku sustrikuotų mano organizmą. Jo, ir atpiltum, bet čipsus. Gyveni vieną kartą gyvenime. Aš duočiau 7. Aš tai net 8 keliu. A ne? Jo, man netgi buvo... Taip pat kiek pienai davė. Jo, nu tipo man netgi gal už pieną šiek tiek įdomiau. Įdomiau ir skaniau. Bet nenoriu sulyginti su 9, kas buvo kažkas. Kažkas buvo 9. Kažkas buvo 9. Alzheimerio tą dainą vėl žiūrėsi. Taip, mes testuosim majonezą. Ir jūs tikriausiai klausėt, kodėl jūs taip darytumėt, savo jūsgi žinot atsakymą, kad čia yra šūdas ir čia nieko gero nebus. Labai negunda. Lembo.
Galvoju, blogiau bus. Na, o ką aš sakau? Skonis, kai valgyčiau pirštų žuvelius. Žuvelių pirštus. Man, 4. Ant tiek blogai, tai sakyk, kad nieko tokio. Nu, man nieko tokio, bet man kas iš to? 3,5 man majonezui. Bet žinai, kas su majonezu labai tinka? Kas? Batonas? Ne, gal labiau toks gyvulinės kilmės dalykas. Yra toks gyvūnėlis, kur sako baka. Ir ką jisai išleidžia? Mes ragausime kiaušinius. Amerikai dabar jų trūksta. O mes ką darom? Jų pas jūs trūksta? Jo. Pas mums po 9 centų. Ačiū. Tai aš nevarsiu šitą šūdą. Ne, bet... Ne, aš atsisakau tiesiog. Aš tik atsisakau. Tu negali. Va. Va. Tu negali, bet tu pažiūrėk, kaip skanu bus. Tu sutryniu? Aš manau, kad čia bus skaniau nei kas. Nei bet kas, ką mes ragavom. Čia atrodo, lyg aš vandenį tiesiog turėjau. Rimtai be skonio? Rimtai be skonio. Čia grinai toks pat jausmas buvo, kaip vandens. Čia šlykštų yra. Kodėl šlykštų? Skonio nebuvo. Nes tu įsivaizduoji, kad tai išlindo iš vištos šiknos. Ne, aš kiaušinius mėgstu, bet keptus. Ne tada, kai salmonelą aš galiu susirgti. Čia neįmanoma susirkama. Čia neįmanoma. Žalias maistas tai įmanoma. Ne iš viso žalio maisto, iš vištienos tik tai. Čia 3. Šiaip iš 3. Atsisakau irgi duoti. Ne, tu nepataikai, tu tiesiog nepataikai. Čia yra produktas, kurio mums nereikėjo pirkti iš parduotuvės, ačiū Dievui, nes namie buvo ir tikriausiai pas visus yra namie. Jei nebent jūs nesplaunat rankų, bet tada jūs būtumėte jau seniausiai mirę nuo koronos. Arba jūs benami. Tu tiek norėsi dėti savo burną? Man užteks 3. Ne. Šitas neturėtų keliauti į mūsų kūną. Bet ką mes turim prarasti? Pavostik. Šiaip skaniai kvepia. Skaniai kvepia, žiūrėjau. Žinai, kad dar primena kokosų. O jo! Eina savo. Žiūrėjau. Savo. Gal čia skanu bus? Gal čia skanu, paragaukime. Paragaukime. Aš negaliu iš to šūdą valgyti. Man burna užputoja, tiesiog visas. Žinai, ką man rodo ne tai, kad mums negalima valgyti, man rodo fiziškai neįmanoma jo suvalgyti. Kiek tu šitam duotum? Nevalgomas. Skaičiai taip žemai neeina. Realiai 0, nes neįmanoma jo suvalgyti. Neįmanoma net įvertinti. Bet šlykšto ir užputoja. Na, dabar bent jau atleisto už mūsų visus keiksmažodžius. Jo, nebeskeiksim nuo šiol viskas. Ne. Bale. Sekantis mūsų dalykas, aš spėju, gali būti lygiai taip pat nevalgomas, arba net blogiau šiaip. Aš nebenoriu. Tai yra aliejus, alyvuogių aliejus, tiesiog kurį naudojam maistą gaminimui. Bet jį galima valgyti. Aš jau praradau norą šitą video daryti po muilo. Jo. Žinai, ar bus blogiau už muilą? O čia yra klausimas. Nes dabar mes baigiam lygint, kas sueina. Dabar klausimas, ar geriau už muilą? 3, 2, 1. Riebesni tiesiog jie. Būtent. Kiek čia kalorijų aš ką tik gavau nuo šitą? 2 savaičių normos. Tomai, aš nesakyčiau, kad čia blogiau už muilą. Bet jo, aš duodu šitam 1, aš iškart sakau 1. 1, jo. Muilas vis tiek buvo blogiausias. Tie, jis nepalieka mano kūno. Tai mes nepasiekėm viršūnės, mes nepasiekėm geriausio. Aš galbūt turiu kas pakeistų tavo nuomonę. Tu nenorėjai to, tu vengiai tai. Bet jis visą laiką čia su mumis buvo. Aš čia negersiu, Tomai. Čia, tu net nežinai jo skonio. Ar miau kaip vynas? Miau yra... Galiu puostyti. Kaip tikras geras vynas. Tu nori pavostyti? Tu nori puostyti. Aš galiu pavostyti. Tomai, kas čia? Tomai, kas čia? Tomai, kas čia? Čia yra miau. Okay. Ja. Vidus yra puikus. Visiškai kitoks. Jis yra... Aš čia nevalgysiu. Ne, Tomai, tu manęs net ne, matai, žinai, gal kvapas... Kas ant viršaus? Kas čia nai? Ar čia normalu? Jis neatrodo paveiktas. Tu šūnsnagė. Aš negaliu padėti, tu tai darysi. Jis neatrodo paveiktas. Čia yra mūsų galutinis finalo bosas. Jis dar geras. Jis kvepia? Jis kvepia. Jo skonis vos netoks pat. Iš tikrųjų? Jis gal šiek tiek prislopintas, bet skonis dar geras. Tai čia mūsų finalas. Tiesiog tas pats miau, tiesiog prislopintas skonio.
Ne. Dabar geriau. Dabar geriau? Dabar valgoma šiaip. Dabar valgoma. Kažko trūksta. Ne. Kažko iš ties trūksta. Ne, tu to nepadarysi. Kažko iš... Ne, tau ne. Ne. Žinai ką, turėk. Į manęs, varyk, šauk, va. Jo. Ne, tu nesveikas. Aš to šūdą nevalgysiu. Ne, aš mane jau vėl, aš negaliu. Aš negaliu įsidėti. Aš negaliu šitą šūdą įsidėti. Aš nevalgysiu šitą šūdą, Tomai. Viskas, čia man paskutinė viskas. Mes šitą šūdą, čia pirma ir paskutinė mūsų serija yra. Čia mūsų pirma ir paskutinė serija. Aš negaliu. Man čia kažko trūksta. Jo, man atrodo, čia trūksta. Ne, Tomai, ne. Čia net nedrįsk valgyt. Ne. Ne. Mes baigiam filmuoti. Iš tikrųjų. Viskas. Tu debilas, Tomai. Tapilis. Ačiū, kad žiūrėjot. Prenumeruokit kanalą. Ačiū, kad žiūrėjot. Laukit kitos pasiskolinam serijos. Ne, tu debilas. Čia aš negaliu patirti tai padaryti. Iš tikrųjų, čia... Man reikia tam neilo.